Zdaro, čia Klėrensas ir jūs žiūrit Papiros TV. O kur tavo kolega? Bet išleis, nahui. Kurva, užmušk. O, čia filmuojat? Zdarova, čia Lorenzas. Šiandien pristatome guolį. 30 Grad, ich kühl mein Kopf am Fensterglas, such den Zeitlupenknopf. Wir leben immer schneller, feiern zu hart. Wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag. Wollen kein Stress, kein Druck, nehmen Zug, noch ein Schluck von Gin Tonic. Guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Tai va, ble. Čia yra golfas ir jis yra raudonas, gražus, čia yra vokiška kokybė. Kelintų operator mašina man šitas biškis. 93 lygtais. 93. Nu tai va, vokiška kokybė, dar po šiai dienai važiuoja technikinė, praeita viskas. Čia dar Das Evers andere Autohaus, Deutschland. Das gut, das Auto. Žodžiu, čia yra, nu, nebloga mašina, važiavome šiandien nepersiniausiai. Su Klėrensu pirkom ir pastebėjom, kad šita vokiška kokybė, nu, apie ją galima padaryti daug mąstymų, išvadų ir žodžiu. Šiandien, važiuodamas su guoliu, tu vis kažką naujo sužinai. Tarkim, kai mes šiandien šokom į guolį ir sužinojom, kad liukas biški chujovai veikia. Nu, neveikia. Tiesą pasakius, neveikia. Žodžiu, jį ten reikės biški pašlinti su kuvaldo, bet žinai, guolį tai jisai su kuvaldo. O atvažiuosi su kokybėmu ir, nu, sakysi, nu, man biški pinigų gaila ir taip servise paliksi kokias 5 štukas, už kokį 6, jeigu taisys. Vienu žodžiu, tai su BMW-ais dėl taisymo servisas kainuoja, o atsigoliu, paėmė, pabaladoji, paspardai biški ir viskas. Na, o čia ženkliuko trūksta, todėl, kad ten įdėtas yra interkuleris, čia oro srautą paduoda, guolis spaudžia gerai, ten viskas, variklis, 5 kW, čia, žinai, bet čia lengvesnis. Šitai mašinai nereikia ženkliuko, kad suprastum, kokia čia mašina. Nu ir vis tiek ant galo yra dar ženkliukas. Ir šitos lempos, jos kaip angelo akytės, tokios, nu, kaip vabalas žinomas, kaip krekžės, tokios, kaip žinai, kaip būna čiuvakai, eina su greičio akiniais, tokie siauri, tai krekždės lempos irgi tokie siauros, kaip tokia greičio mašina. Tai čia guolis, jisai žinomas tam savo lempom, tais gabaritais, to ženkliukas irgi žinomas, bet jo mes čia nededam, mes čia turim padaryti mašiną lengvą, kad gerai traukti ir kad oro srautą gauti variklį, kad išspaus daugiau galios. Tai dar nebent mano draugas, ką nors norėtų dadėti. Tai va, iš techninės pusės automobilis yra tvarkingas, kaip ir kolega minėjo, 1.6 su turbina, 55 kW. Automobilis yra iš Vokietijos, jis yra praktiškas, ekonomiškas, mažai ryja. Nu ir zaibys iš tikrųjų yra, nes tu užsipeli ten savaitį, nežinau kiek, 20-30 eurų ir tu visą dieną važinėjai, kiekvieną dieną, nu aišku, kaip draugas taksioras yra. Tai... Jo, tu karočią gali pilt ką tik nori, tu gali tepalą ten pilt į tabaką, ten nežinau, kad į Statoilą nuvarai, biškai matai trūksta benzino, įsipili kavos, ten sutiršis cukraus, o dar pabarstai ten truputėlį, dar nubyši į baką, jeigu palieki kur nors rajone, randi iš į tabaką, atsupta ir myžalo tvaikas eina. Bet žinai, šitas guolis, jisai viską pakelia. Jisai kaip vokiškas panzeris, kaip Tiger, tie tankai iš antro pasaulio. Čia yra mašina. Tu važiuoji ir nesustoji. Ne, rimtai, tu nesustoji. Tiesiog važiuoji ir nesustoji. Ir tikentai supras. Čia žodžiu. Šitą mašiną nahui stabdyti, jeigu tu tiesiog nori važiuos pūstą, jaus vėjelį pro tą sugedusį liuką ir mėgautis šitą mašiną, kaip tu su ją trauki ir taip žmonės, taip vadai. Atsiprašau.
Kolega, tęskit. Nu ką čia dar galima pasakyti? Ratai R14. Šiaip iš tikrųjų labai smagus mašiniukas, tai gal kaip ir jau važiuojam. Tai ką, lekiam. Davai, tu vairuok, man čia net atostogos.